Iki visi atvykę į dar vieną mano Bitcoin analizę. Tai kas pasikeitė nuo vakar, tai visų pirma, nuo vakar turėjome labai stiprų mūvą žemyn ir išėjome iš range'o, šitam range'e judėjome apie 25 dienas ir išėjome iš jo ir dabar grįžome atgal. Išmušėme 100 000 ribą, tai kaip ir jau sakiau, kaip ir vakar rodžiau, kad jeigu išmušime 100 000 ribą, tai enterinčiau longą, tą ir padariau, tai iš karto gal tada įjungiu savo lygius ir greitai viską prabėgau, kaip enterinau, kodėl enterinau. Tai turiu čia zonas, nuo kurių maniau, kad bus reakcija, tačiau galvau, kad turi kainą išimti iš pradžių 100 000 lygį, labai stiprų psichologinį lygį. Ir mes padarėme štai čia, todėl kainai grįžus, kaip ir jau galėjau enterinti savo longą, tačiau nuėjus ir pažiūrėjus į kitą chartą, kas yra Bitcoin futures chartas, tada kai išėmė paprastam lygį, čia dar tik siekiame 100 200, tai šitame charte neišėmėme 100 000 ir tik vėliau nuėjome žemiau 100 000, kas šiame paprastame charte atsispindi kažkur ties čia ir grįžome į mano lygį, ties čia ir enterinau savo longą kažkur ties čia, stop lossas šiek tiek pavikais ir jau ties čia biški nerimavau, nes galvojau, kad baigėsi visas mano longas, tačiau grįžome atgal į lygį ir vis pirma tai neenterinau čia savo didžiosios pozicijos, kadangi vis tiek matėsi, kad čia yra nemažai rizikos enterint tol, kol negrįžome į šitą range'ą ilgalaikį ir tik tais šiandien, kai grįžome į range'ą ir užsidarėme 30 minučių virš range'o, enterinau dar vieną savo longą ir labai gražiai kol kas judame aukštyn, tai ko dabar tikiuosi ir kas manau atsitiks, kokie lygiai, iki kur laikysiu ir taip toliau. Tai visų pirma, pirmasis lygis būtų 104.2, kuris mane domina. Tai čia yra Anchored VWAP, tai volume weighted average price, vidutinė volumo ir kainos lygtis. Tai nuo šios zonos, jeigu turėsime kažkokį reakcioną, tai uždarysiu dalį pozicijas, nors nedidelę dalį, gal 15%, bet norėčiau apsisaugojimui vis tiek čia kažkiek bent uždaryti profito, jeigu nuo šito važiuotumėm žemyn. Kita zona, kur yra, kaip ir vakar sakiau, ties kur 106-107 tūkstančiais, tai gaunasi ir CC zona, tai Fibonacci ir į ją įeina 106-107 Anchored VWAP nuo praeito buvusio house ir taip pat turime volume area low šito viso range'o ir naked point of control daily. Tai tikrai zona su daug labai confluence'o ir jeigu užsidarysime virš šito volume area low, tai manau tikrai tada gausime judesi bent jau iki 111, 112, 110, 111 tūkstančių. Ir čia yra mano kita zona, į kurią manau, kad reaktinsim. Tai vis pirma šitoj zonai, pirmoji 107-108 tūkstančių, norėčiau nuimti bent 30-40% savo pozicijos ir tada laikyti iki čia. Žinoma, aišku, jeigu gausime kažkokią reakciją, tai jeigu matysiu, kad kaina krenta, tik tada uždarinėsiu, jeigu tiesiog eisime kiaurai, tai tikrai nebūsiu linkęs uždarinėti savo pozicijų. Ir tada, žinoma, turime šitą kainą, į kurią, manau, gausime reakciją. Tai šiandienai tiek ir
Rytoj padarysiu streamą, kur pašnekėsiu gal daugiau apie altcoinus, paanalizuosiu, kokius altcoinus gal kada pirkti, kokie yra lygiai ir ko iš jų tikėtis. Tai dėkui visiems uždėmesi ir iki kitų streamų.